Sveiki visi, su jumis Domas Mekliapas. Pradame naują sezoną, naujus metus su nauja laida ir Domas valgo. Taigi, būtent nuo šiandien pirmą sezoną padėsiu gaminti kiekvieną dieną, stebėsiu jums savo receptais, savo gurmaniškais patiekalais. Ką gaminsime, nesabijonės, svarbiausia susipažinti su virtuvė, kur viskas vyks. Taigi taip, čia yra mano dailė, čia yra kiti prekystalė, kitokie dalykai. Čia yra mano virtuvė ir čia bus karšta. Prieš kiekvieną gaminimą labai svarbu susipažinti su produktais, kuriuos mes šiandien turime. Taigi norėčiau jūs supažinti su produktais, kuriuos nupirkau būtent šiandienos gaminimui. Taigi, ką mes turime? Mes turime šiek tiek skarbonkai, bet yra neblogas skarbonkas, yra net organik skarbonkės. Mes turime lęšius, kiaušinius, šaldytas daržovės, pienuką, vanduo, velo grybus, kurie bus ypatingai skanus burgeriukams. Mes turime avokado, kuris padailins mūsų šiek tiek nesveiką mitybą. Mes turime ir burgerį. Būtų aiškiau, kas yra naminukas, aš jums greitai supažinsiu. Tai yra bulvės, yra morkos, yra čiopti pomidorai lietuviškai, yra garlikas, lęšiai. Žodžiu, bus tikrai labai skanu. O iš neštukų gaminsime vegetariškus burgerius su portobello grybais, štai čia, bei avokado viršaus, sumaišysime su kitais padažais, kas atrodys. Pusryčiai bus šiek tiek subtilesni, gaminsime omletą su šaldytomis daržovėmis. Galbūt nėra aukščiausia klasė, bet tai yra tikrai labai maistinga, skanu. O manau, mums nieko nereikėtų laukti ir kepti iš karto darbus, nes procesas užims tikrai šiek tiek laiko, bet žinoma, viską informuosiu ir skanaus. Visi po trumpos pertraukėlės sugrįžę atgal mūsų laidą. Tiesiog norėjau parodyti, kad naminukas vienai pabaigai ir pasižiūrėkit, kokia nuostabi rusva spalva. Kaip skanu.